Vilniuje po liūčių skendo automobiliai. Ar žinai, ką daryti, kai prieš tave tokia didelė bala? Pakalbėsim, draugeliai, šiandien apie tokią situaciją, su kuria, kaip aš pastebėjau, daugelis lietuvių susiduria pirmą kartą ir prisidaro savo bėdų. Tai situacija kokia? Liūtis, audros, paskendę keliai ir belekiek sugadintų automobilių šiaip savo dėl nežinojimo, ką daryti. Tai kaip matot, esam Vilniui prie Avižienų tilto arba aplinkelį. Žurnaliugai ten galėsi kažką padaryti, kad būtume mes Vilniui kur nors. Bent jau vieną kadrą, kad žmonės įsivaizduotų situaciją. Pabandysiu šiaip. Ką mes turim? Nuskendusią Audi ir nuskendusią dar vieną Audi. Ir abu šie, pavadinkim taip, žmonės sugadino savo automobilius dėl nežinojimo, ką daryti. Daugelis žmonių ką daro? Mato balą, važiuoja ir kaip pavyzdys, kai kurie pravažiuoja, kai kurie ne. Ir dabar paaiškinsiu, kodėl kai kurie pravažiuoja, o kai kurie ne, ką daryti ir kaip pabėgti nuo šitų problemų. Pats pirmas dalykas, ką žmonės daro dėl savo nežinojimo ir kaip sugadina tą automobilį. Tai važiuojant per balą, daugelis galvoja, kad jie yra kieti ir pravažiuos tą balą, arba nori pasirodyti kokiai nors mergičkai, kuri šone sėdi, arba gale, arba nori pasiblatavoti prieš savo draugus ir parodyti, kad jie kažką gali. O po to vėliau stovi, nusikrapšto, automobilis nuskendęs ir nežino, ką daryti. Tada tralai, papuola ant tralų, papuola ant variklio remonto ir taip toliau. Tai kaip nuo to pabėgti? Liūtis pas mus Lietuvoje nedažnai būna, bet kaip pastebėjom šiais metais, jos būna. Ir kągi daryti? Tai pats pirmas dalykas. Jeigu jūs jau sugalvojat važiuoti per tą balą, tai bent jau prasieikit, pasižiūrėkit gilį. Dažniausiai visi automobiliai pravažiuoja, kai gilis yra bent jau 30 cm, tada kaip ir nėra nieko baisaus. Gali pravažiuoti, kai vandens yra bent jau va tiek, kaip pavyzdys. Paimkim šitą Audi. Bet, kad iš tikrųjų žinoti, kiek jūsų automobilis gali pravažiuoti, kaip pavyzdys per balą tą, negali, o iki kokio gilio jis gali pravažiuoti. Tai labai viskas paprasta. Atsidarykit tiesiog kapotą ir pasižiūrėkit, kur pas jūs yra oro filtro paėmimas. Kaip pavyzdys, šitos Audi oro filtro paėmimas gauna orą pro šitas grotelės. Tai reiškia, grubiai tariant, iki grotelių galime pamėginti paskandinti šitą automobilį. Bet vėlgi, jeigu važiuot sąmoningai, ta prasme, ne taip norėjau pasakyti, jeigu važiuot nesąmoningai, gazais, greitai čia, bach per tą balą ir vis tiek pas jūs vandens smūgis varikliai ir jūsų variklių ragai. Tai pirmas dalykas, jeigu jau atsitiko tokia situacija, kad jums reikia būtinai pravažiuoti tą balą, važiuokite lėtai per tą balą, nes yra toks dalykas. Eina smūginė banga ir jeigu kaip pavyzdys, šita Audi galėtų važiuoti iki čia, važiuojant nedideliu greičiu. Kai jinai važiuos dideliu greičiu, kils bangos ir per bangas vis tiek prisiurbs į oro filtrą ir šitam varikliui bus, pasakykim, 80%, kad bus ragai. Pabėgti nuo problemos su, kaip čia taisyklingai žurnaliuką pavadinti, tą hidro smūgį. Nu tai va taip ir pavadinkim. Nuo hidro smūgio, dėl kurio jūs galėsit sugadinti automobilį, tai pats pirmiausias dalykas, pasižiūrit, kur yra oro paėmimo taškas pas jūs į oro filtrą ir tada jau plius minus įsivaizduosit, ką daryti, kai pamato didelę balą. Kai pamato didelę balą, jeigu jūs prasieisit tiesiog ir pasižiūrėsit, kiek ten gilio, vis tiek kažkokių problemų prisidarysit. Tai mano siūlymas toks yra žmonėm, nes vėlgi, sakau, šita serija bus tokia labiau mokamoji, gal, nors nesu mokytojas, bet tiesiog pastebėjau, kad labai daug žmonių nežino, ką daryti ir sugadina savo automobilius. Tu nemokytojas, tu offroaderis. Offroaderis, gal kažkiek offroaderis ir bent jau kažką plius minus įsivaizduoju, kaip nuo to pabėgti. Nes mes skandinam ir dar daugiau nei Vilniuje yra balos, bet tai yra visureigis ir ten jau truputį
visai kita, kaip sakoma, sfera, važiavimas ir Pasiruošimas. pasiruošimas, taip. Šiaip dažnai mačiau vidosus, kaip per balą galų važiuoja. Šiaip gera idėja galų važiuoti, bet variklis taigi iš priekio siurbė orą. Jo, bet jis važiuoja iki galo per balą. Ir kas? O tai jeigu bala bus vienoje vietoje truputį gilesnė, Ne, nu jeigu jis žino, kad ten normalis lygus visur galima pravažiuoti. nu, tada gal pasiseks. Šiaip iš esmės galėtume paimti kokį nors automobilį ir pasižiūrėti, kaip iš to kas gautųsi. Bet problema tame, kad patys suprantat, kokia yra situacija, kad labai visi myli gamtą, mes irgi mylim gamtą ir kažkur nuvažiuoti į tokią balą gilę, tai čia reikia arba upelio, arba ežeriuko, dar kažką, bet nenorim gadinti gamtos, dėl to ir irgi pasirinkom šiokią tokią paprastą balą, kad padaryti įvaizdį, kad yra bala, bet aš manau, jeigu bus dar kartą kokia nors liūtis Vilniuje, arba dar kažkur nuvažiuosim su kokiu nors automobiliu, pasieksperimentuosim, pasižiūrėsim, kaip ten bus iš tikrųjų. Bet aš galvoju, žmonės važiuoja galų per balą, bet į duslintuvus eina vanduo. Nu tai eina, bet tai variklis nuo kompresijos išmeta tą vandenį kažkiek. Patrulius mes irgi skandinam iki duslintuvų ir nieko. Ir aukščiau duslintuvo būna. Ir vis tiek važiuoja. Tai tuo galų irgi tas važiavimas labai skirtingas yra. Bet grįžtam prie temos su lengviem automobiliais, lengvuosiom mašinom. Ir jeigu jau taip atsitiko, bet šiaip iš esmės, jeigu jau taip atsitiko, kad variklis užgeso, jam bus pizda. Nes žmonės važiavo gazais. Bet šiaip esminis dalykas, kaip pavyzdys. Gerai, pravažiavot jūs balą, pasisekė, valio, viskas gerai. Būtinai atsidarykit oro filtro dėžę, nes ten bus, aš duodu 70%, kad ten bus vandens ir bus šlapias filtras. Tiesiog jums pasisekė, kad negavot daugiau vandens ir per tą filtrą nepribėgo vandens į jūsų variklį, pasakykim taip. Jeigu tik variklis gavo vandens, jums nepasisekė, gerai, jeigu jūs važiavot lėtai. Dėl ko aš ir sakau, važiuokit, jeigu važiuojat per balą, stenkitės važiuoti kuo lėčiau, kad kuo mažiau apsukų turėtų jūsų variklis. Nes kas yra gidrosmūgis? Gidrosmūgis tai, kai į jūsų degimo kamerą subėga vanduo, variklis negali suspausti to vandens, nes kaip mes žinom, vanduo nėra suspaudžiamas, nes jeigu jisai būtų suspaudžiamas, Normantas jau seniai važinėtų ant vandens. Variklis negali suspausti vandens, vis tiek jisai kažkokią jėgą naudoja, o dažniausiai kas atsitinka, kad užlenkia, stūmoklis gali lūžti, nes stums vis tiek. Švaistyklis linksta ir jūsų varikliui pareina ragai. Dažniausiai, kai būna dar, tai kaip pavyzdys pas Volvas, gauna jos hidrosmūgį, užlinksta švaistyklis ir dar lūžta velenas. Ir tada variklis tikrai išmetimui. Čia jeigu jūs važiuosite gazais. Jeigu važiuosite lėtai, yra galimybė 50 ant 50%, kad tiesiog variklis negalės suspausti ir jisai užges. Gerai, jeigu taip atsitiks. Bet dažniausiai taip neatsitinka ir varikliui ateina ragai. Ką tada daryti? Greit pardavinėt mašiną. Tai kaip tu parduosi ją nevažiuojančią? Kol šilta, sakysi, važiuoja, tiesiog akumas. Ne, tai jinai nevažiuos, jau viskas. Bet yra esminės mano praktikos kaip pavyzdys, kai gauna variklis vandens. Ką reikia daryti? Išsukti žvakės, kad būtų kur pabėgti vandeniui. Išsukat žvakės, sukat starterį, vanduo čiuk, 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 iššaudo vandenį variklis iš varikliaus ir būtinai keičiat tepalą. Nes duodu irgi 70%, kad tepalė bus vandens. Dažniausiai būna, jeigu variklis senas yra, per žiedus gali tą vandenį prastumti į variklio apačią, į karterį. Ten reiškia bus vanduo ir visa ta emulsija bus, kapučino pavadinkim taip, ir tas kapučino bus pas jūs karterį. Tai gerai, jeigu taip gavosi, variklis toks truputį pačiuchintas pavadinkim taip, ir tą vandenį prastumė į apačią. Bet dažniausiai varikliai pas mus pas visus tvarkingi ir švaistiklis sulinkęs ir ragai varikliui. Tai jeigu pračmuchino tą vandenį ir žiūrit, kad variklis sukasi be jokių sunkumų, būtinai išpilkit tepalą, pakeiskit jį, žvakės atgal ir bandot dir daryt. O jeigu jau ne dir, tai tada jau patys suprantat, kad varikliui amen. Pats svarbiausias dalykas važiuojant per balą dar koks. Svarbiausia,
neprisemti vandens į saloną. Tai reiškia, kad nereikia atidarinėti durų, jeigu pas jūsų automobilis senas ir jis su kiaurų dugnu, tai Amen. viskas gerai, prisems jisai ten vandens, bet esminis dalykas, kad neprisemtų vandens salonas, kaip pavyzdys šitoj mašinai, tai stovi labai daug blokų salone ir taip toliau, kai tik kompai paskęs, irgi bus batai. Kokie pirmieji požymiai, kad jūsų variklis gauna po truputį vandens arba gavo? Variklis pradeda purtytis ir dūminti baltai. Tai pats svarbiausias dalykas, kai tik tą pamatėt, iš karto gesinkit savo variklį, nes yra didelė tikimybė, kad jūs spėsit išsaugoti savo agregatus, variklį, kad jisai negaus vandens smūgio. Visi dažnai sako, tipo, reikia, kaip su keturračiais, pragazuok ir viskas bus zaibys. Ne, taigi paimk žurnaliuką. Čia kiti jo, taip sako, aš suprantu, apie ką tu šneki, norėjau tiesiog, tipo, žinai, kad, nepagalvotų žmonės, kad aš tavo čia žodžius pradedu kažką. Tu teisingai sakai, tipo, neteisingai, bet žmonės taip sako, pragazuok dar kažką, iš tikrųjų taip nebūna. Gerai sakau, jeigu per žiedus išleista vandenį arba, nežinau, ten pro voštuvus tą vandenį kažkur išmes dar kažką, čia gerai, jeigu tai pasisekė, bet dažniausiai kaip tose pačiuose keturračiuose daro. Kaip pavyzdys, apsimiai paima variklis to vandens, būtinai užgesina, pradeda pakelia tą variklį, kad išbėgtų bent jau kažkiek vandens pro duslintuvą, išsuka žvakės, išsiema filtrus, oro filtrą ir tada suka jį, kad jisai prasičmuchintų, užsuka atgal žvakę, važiuoja, bet vat su tais pačiais keturračiais. Skandintą keturratį irgi yra blogai pirkti, nes niekas nežino tos būklės variklių. Dėl ko daugelis žmonių, kaip pavyzdys su tais pačiais keturračiais, nenori, kad keturratis būtų skandintas. Endoskopiją togi nepadarysi. Tai aišku, galima ten pabandyti, pasižiūrėti ir taip toliau, bet čia didelė rizika. Labai didelė rizika. Su skandintais keturračiais. Aišku, jie važiuos ir taip toliau, bet tai kaip ilgai jie važiuos? Gal ten kažkiek minimaliai, kaip pavyzdys, jisai buvo gavęs to vandens smūgio, hidro smūgio to. Tai įsivaizduok, kad nežinau, kaip čia net, 1 mikronų, 1 decibelų, nežinau, kažkuo truputį atlinko tas, kaip pavyzdys, švaistiklis. Ir viso, jau ne tas variklio darbas. Jisai gali pravažiuoti 1000 km dar, o vėliau bus ragai. Tai pats svarbiausias dalykas, kaip ir sakiau. Jau sakiau. Tai grįžtam prie salono. Kaip tu galvoji, žurnaliuga, šitoje audinėje jau prisėmė salonas vandens ar ne? Kaip aš matau, tai nedar. Nedar, balutė nelabai gili, negalim patikrinti, bet grįžtam prie salono. Tai jeigu salonas pas jūs prisėmė vandens, nieko nelaukit, būtinai traukit kilimus, sėdynės kilimus ir traukit visus kompus džiovinti. Nežinau, ten į ryžius padėkite. Į ryžius, jo, šiaip labai gera idėja, į ryžius padeda. Į ryžius ir valykite visas fiškės, kad juos nepažaliotų ir taip toliau, nes vėliau turėsit tikrai begalę problemų. Turėsit nekilnojamą turtą jau. Jo. O prie nekilnojamo turto grįžtam, tai žinai, ką aš norėčiau. Ne kartą mes neturėjome mūsų kanale skendusio automobilio iš Amerikos. Ir būtinai reikės mums kreiptis pas Bitpro, kad jie, manau, mums žiemą kokį nors įdomesnį variantėlį atsiųstų, kuris bus skendęs, su kuriuo bus tikrai didelė loterija, bet grįšim prie tos loterijos truputį vėliau. O ką norėčiau pasakyti, tai jeigu ir jums, draugai, įdomu pakrapštyti arba daužtą automobilį, arba skendusi, ko labai aš noriu, būtinai kreipkitės pas Bitpro, va čia jau yra Instagramas, būtinai pasekit, nes kiekvieną vakarą, kiekvieną dieną jie kelia belė kiek variantų, iš kurių galima uždirbti arba sutaupyti apie 30% nusipirkus saudauštą automobilį, pačiam susitvarkius ir turėti su maža rida, nesupūvusi ir kokį nors rimtą bolidą. Tad jeigu reikia automobilio, būtinai kreipkitės pas Bitpro, o mes pakalbėkim apie stebuklus. Apie stebuklus tuos, kurie, kaip pavyzdys, daugelis žmonių nuskandinę savo automobilį, tai susidursia su dideliom problemom. Su išlaidom, taip. Tai kaip aš ir sakiau, kai stovėjom prie A7, kad varikliui bus tikrai amen, bet jeigu jūsų automobilis nuskendo ir salone, tai
90 procentų duodu, kad jūsų automobilio neapsimokės tvarkyti, nes šiaip iš esmės tai bus nesurus vanduo. Tai galimai, kad išdžiovinus visus blokus, jeigu variklių nebus ragai, jūs galėsite kažkiek išsaugoti savo dar automobilį ir galimai, kad jisai važiuos. Bet ateityje tas vanduo vis tiek pridarys jums kokių nors nedidelių problemėlių. Tad jeigu jūs nuskandinat jau savo automobilį ir kaip pavyzdys ne ragai yra varikliui, kaip ir sakiau, išsiimat visus kilimus, išsidžiovinot kompus, visur būtinai, jeigu turit, nežinau, kaip pavyzdys, Quattro ar dar kažką, ten Audi, BMW ir taip toliau, būtinai visose mazguose keiskite tepalus, nes per alsoklius, Ta prasme, mazguose keiskite tepalus. kaip pavyzdys, reduktorius, razdatkę, ten, nežinau, dėžė ir taip toliau, per alsoklius pribėgs vandens. Gerai, jeigu tas alsoklis tvarkingas yra, kaip pavyzdys, aš daugelį automobilių mačiau, kad yra angalis, kur nepraleidžia, kaip pavyzdys, nežinau, ten vandens, purvo ir taip toliau, į alsoklį. O jeigu tokio dalyko nėra, tai duodu 100%, kad vandens pribėgs į jūsų tam tikrus mazgus. Tai ko pasiekoje, tas pavadinkim tą tepalą kapučino sugadins jums jūsų mazgus. Kad to nebūtų, būtinai keičia tepalą, žiūrit lygiai visur ir taip toliau. Gal prieinam prie tokio dalyko, žurnaliuga, su kuriais automobiliais galima parizikuoti, pravažiuoti, o su kuriais ne. Nu, galim. Tai kaip pavyzdys, paimkim, dabar tendencija yra elektriniai automobiliai. Tai su bet kokiu elektriniu automobiliu. Jeigu jūs nebijot, kaip vienas namuose serialė, kai buvo krato elektrą, šiaip galit pabandyti, bet duodu 70%, kad tas automobilis pas jūs suges. Nors nebuvau susidūręs su Tesla ne karto, bet norėčiau irgi susidurti, bet esminis dalykas, nežinau, kaip pas ją apsaugoti yra mazgai nuo vandens papuolimo, bet manau, kad Tesla irgi nepravažiuotų. O matai, kitaračiasgi dabar elektriniai yra ir po vandeniu važinėja. Nu tai važinėja, bet tai suprask vieną dalyką, kur yra sukurtas, kaip pavyzdys, offroadinė technika, kuri plius minus skirta tam ir inžinieriai apie tai pagalvojo, bet niekasgi nepagalvojo, kad žmonės su Tesla norės niurką daryti. Tai va čia, sakau, apie Teslą negaliu nieko pasakyti, bet kaip pavyzdys apie Priusą kokį nors ir taip toliau, tai su Priusu irgi nerizikuočiau, nes pas jį oro paėmimas labai žemai yra ir jeigu važiuosit ne lėtai per balą, o staigiai, varikliui bus amen ir nepadės jums netgi tą bateriją. Su kokiais automobiliais galima rizikuoti važiuoti, tai manau, elementarus dalykas tai yra visureigis. Dažniausiai pas visureigius oro paėmimas yra pačiam aukščiausiam taške, kur paprastas pilotas, pavadinkim taip, vis tiek bijos iki ten važiuoti iki tokio gilio, tai inžinieriai visureigių pasidarė aukštai tą paėmimą. Paimkim F30 arba bet kokį BMW, kaip pavyzdys, ne, naujesnės kartos. Tai žurnaliuga pridės gal nuotrauką, kur yra oro paėmimas. Oro paėmimas yra pas F30, F10 ir taip toliau prie žibintų iš priekio. O tai reiškia, kad iki numerio, važiuojant lėtai, yra galimybė su juo pravažiuoti tą balą, jeigu vėl važiuosit gazais, BMW jūsų ragai. Iš esmės, aš va dabar kalbu ir galvoju, su ta taktika, tipo, su kokiu automobiliu galima pravažiuoti. Su lengvuoju automobiliu apskritai nepravažiuosi jokios balos didesnės. Nekalbam apie tokią balą, čia varlynas, čia nežinau, peškom galima praeiti su ja. Su dviračiu pravažiuoti, aš manau, jeigu neužklimsi. Tai per tokią balą drąsiai galite važiuoti su bet kokiu jūsų automobiliu. Jeigu, kaip sakoma, nebijot užbuksuoti, tai drąsiai, bet kaip dažniausiai yra Vilniui, tai per asfaltą ten neužbuksuosit. Bet esminis dalykas, kad su bet kokiu paprastu automobiliu, jeigu vandens aukštis yra didelis, 90%, kad jūs nepravažiuosit ir bus sugadintas automobilis. Dar yra vienas pagrindinis dalykas, kad jeigu jūs važiuojate lėtai per tą balą,
pasirinkite tą momentą, kai iš priešpriešos nevažiuoja joks kitas automobilis. Nes jisai, važiuojat jūs kaip pavyzdys lėtai ir važiuoja žmogus, kuris nežiūrėjo mūsų serijos greitai. Ir vis tiek jisai padaro bangą, bangata atsitrenkia jūsų priekį ir vanduo į filtradėžę, iš filtradėžės į variklį ir varikliui ragai. Kažkaip labai daug šiandien apie tą variklis, nes iš esmės, kam ir atsitiks blogai, tai jūsų variklis. Jeigu variklis jūsų ir užgeso vandenį, jokių būdų jo nekurkit. Jokių būdų, absoliučiai, nebandykit jo kurti. Ir pats sekantis dalykas, jeigu vandens lygis kyla, svarbiausia yra jūsų gyvybė. Ne automobilis, ne variklis, ne agregatai automobilio ir taip toliau. Svarbiausia yra jūsų gyvybė. Atsidaro duris ir plaukėt, kaip sakoma, iš to automobilio, kuo greičiau į sausumą. Gerai, jeigu paskendot kur nors ne nuo Palangos tilto arba kokio nors kito tilto, tai kuo greičiau skubėkit į sausumą ir žiūrėkit, kas vėliau vyks su jūsų automobiliu. Ir kaip važiuoja kiti žmonės, kurie nežiūrėjo mūsų serijos. Ir gali šiaip TikToką padaryti? Jo, šiaip gali TikToką nufilmuoti, nežinau, vandens motociklą nusileist, pasivažinėti, kaip Rolandas tai padarė. Šiaip, aš sakyčiau, jeigu per vandenį važiuoju, tai su atidarytais langais. Niekas nežino, kas gali atsitikti. Taip, irgi tu sakai teisingai, nes... PVZ per ledą, kai važinėja. Taip, dėl ko svarbu, kad būtų atidaryti langai, nes niekas nežino, kaip pavyzdys, to balos gylio. Ir jeigu vdruk atsitiko taip, kad labai gilu, virš stogo, ir įsivaizduokit situaciją, kad jūsų automobilis užgeso visa elektronika, o įsivaizduokit, kaip po vandeniu atsidaryti duris. Neįmanoma praktiškai. Praktiškai neįmanoma. Gerai, jeigu jūsų langai bus atidaryti ir jūs iš to automobilio kaip nors išplauksite. Ir ką aš daryčiau, jeigu važiuočiau per gilią balą, būtinai būčiau atsisegęs saugos diržą, nes nuo tos panikos, kai prasideda panika, kai pradedat skęsti ir taip toliau, ne visada ten spėsi pataikyti ir taip toliau, o patys žinot, panikuoji, vandens prisirinki ir amen. Važiuot galima ar ne? Galima. Matai, kai mes atsistojau į pačią giliausią vietą. Proverža. Tai apibendrinam gal seriją. Ne veltui aš stoviu baloj, tai sudėkim visą mūsų pokalbį į 1 minutę. Jeigu jau gavosi taip, kad nėra išeities ir reikia pravažiuoti balą su jūsų automobiliu, būtinai pasimatuokit gylį. Jeigu prieš matuojant gylį, būtinai va dabar pasižiūrėję seriją, nepatingėkit, kas ten išeis parūkyt, kas dar kažką, kas mašiną plaut, kas ten, nežinau, prie ežero lėks. Nepatingėkit, atsidarykit kapotą ir pasižiūrėkit, kur jūsų yra oro paėmimas ir tuo pačiu pasižymėkite savo ant kojas, nežinau, tatuškę gal galit pasidaryti ar dar kažką, arba šiaip. Iki čia galima važiuoti. Iki čia galima važiuoti, jo. Tai tiesiog atsiminkit, iki kur plius minus galima važiuoti ir kaip pavyzdys pasimatavot gylį, stovit prieš balą, pasimatavot, tinka gylis, važiuojat. Važiuojam lėtai, stengiamės pasižiūrėti, kad ateityje, kad iš priekio ateityje, sakau, kad plius minus, kol jūs važiuosit, joks automobilis nevažiuotų iš priešpriešos, kad nesudarytų bangą ir nepakiltų vandens lygis ir vis tiek jūsų variklis neprisemtų to vandens. Jei kokie pirmi požymiai, kad jūsų variklis gavo vandens, jisai pradės dūminti baltai, trailinti ir taip toliau, būtinai iš karto jį gesinam ir paliekam automobilį taip, kaip yra, nežinau, bandom traukti, dar kažką, nebijokit sušlapti, nes jūsų automobilių nieką maloniau bus nei jums. Automobilis, jeigu pas jūs užgeso, jokių būdų jo nebandom kurti, nes bus galimai amen varikliui. Jeigu amen varikliui, perkam ir užsisakom daužtą automobilį iš Amerikos per BitPro ir laukiam, kol jis atplauks ir surinkinėjam savo gerą, fainą, šaunų projektą. O mes ką, gal išsimaudom žurnaliuką? Davai.
Все, iki. Nedarykit klaidų ir neprisidarykit savo problemų, norėdami prieš kažką pasiblatavot arba parodyt, kaip miestiečiai nežino, kur važiuoja ir po to patys stovi nosį krapšto su sugadintu automobiliu. Iki, tikėkimės, serija buvo naudinga, o jeigu norite dar kažką ateity, kad aš papasakočiau iš savo žinių, jeigu turit kažkokių klausimų, būtinai rašykite komentaruose, pasistengsim sukurti įdomesnę seriją ir papasakot apie tam tikras problemas, su kuriuom jūs buvote susiklostę arba norite žinoti informacijos, kad su ta problema nesusiklostyti ir neturėti išlaidų. Čiau, čiau. Bambino. Blet, tu gal padėk nefilmavęs, negaliu tapkių ištraukti visą salą. Jop, tvajuma.